Kviečiame iš arčiau susipažinti, kaipgi atrodo Sūduvos žaidėjų diena. Dėmesio, Ieva Šimkutė. Dopingo. Kartu su Ieva vyksime į rytinę treniruotę bei bendrausime beveik visą dieną. Nieko, fainas, mažas miestas, didesnis negu Utena, tai daugiau čia ir tų pramogų yra. Tikrai nėra taip, kad sėdi namie ir nėra ką veikti. Čia tikriausiai nėra tokios vietos buvę, kur aš čia dar nesu buvus visur. Visų pirma atsikeliu, pasisveikinu su triušium, nes gyvenu ne viena. Tada parašau žinukę draugui. Visada atsikeliu kartu su savo dviem labai brangiais žmonėm. Tada dažniausiai šiek tiek pasėdžiu Facebook'e, paguliu, kol atsimerkiu pilnai. Na ir tada einu daryti kavos. Kava man yra šventas dalykas ir galėčiau gerti kokį 100 puodukų per dieną, nes labai patinka ir labai esu kavamanė labai didelė. Tai yra mano pirmas automobilis ir pirkom jį vien dėl to, kad buvo labai geras pasiūlymas tuo metu. Ir mes gal 4-5 metai kartu su šita mašina, tai man jau prikibus prie odos, iš jo atrodo kitos negalėčiau vairuoti, nors būna momentų, kai sulūžta, kad sakau viskas, pirksiu kitą, bet susitvarku ir vėl įsimyliu iš naujo, tai tai dar ir vairuoju. Nu ką? Darbus. Šiandienos treniruotė lengva. Sūduvos komanda atlieka 100 metimų ir ruošiasi artėjančioms rungtynėms. Rita Mileškienė visą komandą vaišino naminio tinginio pyragu, kurį itin mėgsta ir Ieva Šimkutė. Rita čia daro blogus dalykus labai. Ryte galim. Metam 300 metimų. Tai po ligos atsigaut labai gerai, nes biškai rešiukas buvo nulūžęs. Bet nieko, atsigaunam. Žaisim savaitgalį daug. Prasideda treniruotė. Viskas gero poilsio ir į vakarą. Metus! Sūduvas! Pietauti, nes pietauju labai anksti, nemėgstu eiti į treniruotę pilnu pilvu, tada dažniausiai pasnaudžiu, kartais pažaidžiu su savo karoliukais, nes turiu didelį hobį. Nežinau, jeigu neturiu daugiau veiklos, tai guliu ir žiūriu teliką ir savo mažąją nuotaką. Ir visi draugai iš manęs juokia, sako, kaip tu gali žiūrėti, o vat galiu, kažkaip man patinka. Taip. Pieva. Ai, šiaip, aš nesu kažkokia labai prietaringa, man jums patiko, čia Eglė Šniokaitė man padovanojo kaukolę, tai vat, visada važinėjau su Eglė Šniokaitė. Kartu su Ieva užsukome į parduotuvę, nes Ieva pažadėjo pavaišinti gardžiais pietumis. Sūrio, nes gaminsiu salotas, agurkų, morkų, mijai, grūdėtos varškės gal norėsiu prieš treniruotę ir perlinės kruopas labai mėgstu. Nes čia darėm iššūkį tokį su draugais, su Deividu Sabeckiu, Pikčiūte ir Šniokaitė, kad kuris ištvers ilgiau be picų ir visokio blogo maisto, tai nugalėjau aš.
Ievos, ieviškos. Jo, su kalakutienos krūtinėlė ir su skompuoma šmėkstu. Grįžtame į Ievos namus, kur Ieva iš karto puola gaminti gardžių pietų. Ieva papasakojo, kodėl vasarą, sakė, nieku gyvų nesikels į Marijampolę. Kas tamie, kuri gyvena kartu su Ieva? Tai jau daug laiko čia su beveik pusę metų, tai žinoma, kad spėjau ir įsikurti, ir susipažinti su miestu. Ir jau dabar, kai važiuoju iš Klaipėdos, sakau, nu gerai, važiuoju namo, mama namo. Sakau, taip, nes ten yra visi mano daiktai. Sakau, vasarą vėl bus Klaipėda namai, šiai dienai čia. Viską suspėjau, viską pripratau, nors prieš sezoną sakiau, kur, bet Marijampolėj nežaisiu, bet dabar net ir kai žaidėm prieš Sirenos, paklausė manęs ir tiek Dalė, tiek Eglė, nu ir kaip tau. Sakau, nu tai turbūt čia buvo geriausias metų sprendimas ir esu tikriausiai geriausiai vietoj, kur šiuo metu gali būti. O kodėl tos mintys tikrai ne į Marijampolę? Iš kur tokios mintys? Nežinau, daug girdėjus buvau, nepažinau kolektyvo. Praktiškai atėjau tik su Rita, kurią pažinojau, visada būdavo mano didžiausias konkurentė šitoje komandoje, tai gal dėl to tas toks sportinis pyktis ir o ne, čia ką tik taip mušiausi prieš jas, o dabar ateinu ir turės būti draugės, gal kažkaip neįmanoma. Bet jos lygiai taip pat apie mane galvoja ir dabar labai gerai sutarėm, tai dabar netgi kartu pasijuokėm, kad tiek jos, tiek aš sakė, o ne, tik ne Šimkutė, o aš sakiau, tik ne čia ir va dabar. Kartu siekiam bendrų tikslų, nesipykstam ir viskas labai gerai. Koks tavo tikslas yra Marijampolėje? Ką jūs brėžus padaryti? Čia tapti čempionė, nes tiek man Utenoj pernai, tiek Sūduvai nelabai pavyko, tai vat, galbūt tas bendras tikslas ir bus tapti čempionė, siekti tų medalių, kuo geriau asmeniškai pasirodyti, tobulėti ir gaunu labai daug komplimentų iš tėvų, draugų, kad tikrai šiemet rodau neblogą rezultatą, tai ir mane tai džiugina ir skatina siekti ir stengtis toliau. Tavo rankose matau tokį neįprastą augintinį, tai gal galėjau trumpai mūsų supažindinti? Čia yra mano starulė Mija. Nusipirkau ją žaisdama Prancūzijoje, kartu parvažiavome su mašina, plaukiam su keltu. Labai buvo išsigandus, kai grįžo, nežinau, ar supranta lietuviškai, nu jau dabar turėtų suprasti, bet labai norėjau triušiuko ir buvo tokia labai įdomi istorija, kad kadangi tai buvo pirmi metai, kada važiavau su mašina, labai norėjau gyvūną, man labai nepatinka būti vienai. Mes su draugiam lipom į kalną, nes gyvenau Grenoblį, kalnuotoj vietoj ir ant kalno viršūnės pamačiau triušį, grynai tokį pat juodą. Ir draugiam sakau, viską, sakau, ir buvo pati sezono pradžia, nes tai buvo dar prieš mano gimtadienį. Ir sakau, viskas, dabar, kai nusileisim nuo šito kalno, jūs išsigūglinsit kažkokį tai zoo prekes ir mes važiuosim pirkti triušio, sakau, aš tikrai nebegyvensiu viena, jos kaip tik laikė šunį. Ir galbūt tas pavydas, kad jos ne vienos, o aš viena. Ir ką, tu gal savo galvoji, mes nusileidom nuo to kalno, jos jau buvo sugalvojusios mano gimimo progą padovanoti man triušį. Tai tik gavos tik tiek, kad jos mane nuvežė, pasiskambinom ir aš tiesiog pati išsirinkau, o ne jos man išrinko. Tai išsirinkau patį juodžiausią, į save panašų. Tas, kuris nėjo pas mane ant rankų, nors kokie 5 puolė pas mane, tu tik mane paimk. Nu va, taip mes iki šiol ir draugavome, 5 metai. Atsitikimas su tavo gyvūnu, ar kažkoks, galbūt gyvūnas kažką iškrėtęs, yra kažkokių linksmų istorijų? Yra. Aš turėjau šunį, man sesė parnešė, kai buvo 8 gimtadienis, sesuo parnešė kišenėje bokserį, tokio dydžio kaip mano triušis, po to jis išaugo 50 kg, mano tėtis labai su juo užsiėmė, jis buvo labai protingas, stiprus, nuostabus šuo. Ir visa šeima jį mylėjo kaip sūnų, kaip brolį. Ir buvo tokia kuriozinė situacija, kad buvome kaime, leidom pas močiutę, aš buvau su mama, kažkaip daugiau nieko nebuvo, arba nebelabai prisimenu. Ir močiutė išvažiavo priduoti pieno. Ir dingo mūsų šuo, mes pagalvom, kad jisai galbūt dingo, išbėgo paskui dviratį ar kas, ir vis tiek kaimas, jam nepažįstama teritorija, labai išsigandom. Ir netoliese buvo už kokių 3 km aerodromas, bet toks, kur kukurūznikai skraido. Tai mano mama viską metė iš daržo, purvinom rankom, su kaliošiais, puolė į tą aerodromą, pakėlė lėktuvą, nes jie tuo metu skraidė. Tai mano mama skrenda su lėktuvu, o aš vaikštau po kiemą.
Ir žiūriu, kad šunis kažkaip į tokį tvarto pusę labai žiūri. Ir pro tokią mažą skylutę žiūriu mano šuns tą veidelį, tokio jisai bokseris, platus, tas nukutis, nelabai jam pavyksta iškišti. Ir aš tokia laiminga pasiėmiau, jį apsidžiaugiau, bėgu prie prūdo. Ir mama kaip tik su lėktuvu praskrenda, mes su šuniu mojuojam. Tai sakau, tikrai buvo įsimintiniausia istorija turbūt, bet labai daug su to šuniu buvo, nes labai smarkiai mylėjom ir labai visi verkėm, kai teko jį užmigdyti, bet daug su juo tai buvo labai daug istorijų. Su Ieva Šimkute ir jos augintinė Mija atsisveikiname.